Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius ir noriu su jumis pakalbėti apie miegą. Specifiškai apie tai, kaip miegas veikia raumenų augimą, apie tai, kaip miegas veikia riebalų deginimą. Video esu padaręs gerokai anksčiau, jį mano YouTube kanale galite rasti. Daugelis jaunuolių, kurie pradeda treniruoti su svoriais, jie tiki, ir aš pradėjęs treniruoti su svoriais, kuomet man buvo 17 metų, tai yra prieš 20 metų, tai irgi buvo pavasaris. Aš taip pat tikėjau, kaip ir jie tiki, kad kuo daugiau laiko praleidi salėje, kuo daugiau treniruojasi, tuo greičiau tu augsi, tuo greičiau augs tavo raumenų masė ir tavo raumenų jėga. Kas yra netiesa, tai yra labai toli nuo tiesos. Jeigu jūs atkreiptumėte dėmesį, pagalvotumėte apie tai, kada žmogus auga geriausia, kokiu gyvenimo periodu, tai suprastumėte, kad kūdikis auga geriausiai ir greičiausiai. Kodėl? Dėl to, kad kūdikis daugiausia laiko praleidžia miegodamas, valgydamas ir miegodamas. Didžiąją laiko dalį praleidžia būtent miegodamas. Miegas yra tas laikas, kuomet vyksta riebalų deginimas ir vyksta raumenų augimas. Treniruotė pati savaime yra stimulas tiems dalykams vykti. Maistas, kurį gauname, yra, kalbant apie raumenų auginimą, yra statybinė medžiaga reikalinga raumenų augimui. Miegas yra laikas, kuomet tas raumenų augimas vyksta. Miegas, mano galva, remintis tą mano darbo praktiką, darbo su klientais, kurie yra 15 metų trenerio, treniruojant žmonės, konsultuojant žmonės, vedant seminarus ir taip toliau. Miegas, mano galva, yra labiausiai neįvertintas elementas, tam yra priežastis dėl to, kad tarkime, daugelį kitų dalykų, treniruočio aprangą, maisto papildus, sporto klubų narystę ir taip toliau, galima parduoti vieni ir kiti žmonės gali jums tai parduoti. Dar papildomos valandos miego, arba tam, kad jūs laiku atsigultumėte miegoti, jums niekas negali parduoti, niekas negali iš to pasipelnyti, dėl to nėra tokio didelio reikalo apie tai kalbėti. Tai va, stipriausi sportininkai, vieni iš stipriausių sportininkų, kalbant apie visą sportą, ir turint omeny tai, koks yra santykis tarp to, kiek sportininkas kelia ir tarp to, kiek sportininkas sveria, yra sunkiaatlečiai, tai yra štangistai. Kalbant apie sunkiosios atletikos istoriją, patys stipriausi arba vieni iš stipriausių bent jau štangistų visos sporto istorijos metu yra buvę Sovietų Sąjungos sportininkai arba sportininkai iš tų šalių, kurios buvo Sovietų Sąjungos dalis: Rusija, Ukraina, Baltarusija, Gruzija ir taip toliau. Lietuva irgi į tą buvusių socbloko šalių sąrašą irgi įeina, ir mes taip pat turime kelis pasaulinio lygio štangistus. To buvusio soslagerio štangistų dienos režimas yra toks: jie keliasi gan anksti ryte, tada būna rytinė treniruotė, tokia lengva apšilimas, po jos pusryčiai ir sportininkai eina 1-2 valandų pusryčių miego. Po pusryčių miego galbūt kai kam reikia užkasti ir tada būna rytinė treniruotė. Po rytinės treniruotės seka pietus, po pietų miegas, kuris trunka vėlgi kelias valandas, po to, jeigu reikia, vėl užkandis, vakarinė treniruotė, vakarienė miegas. Ką aš noriu pasakyti, tai kad tam, kad sportininkas galėtų daug kelti, jam reikia atsistatyti. Tam, kad jisai galėtų atsistatyti, ir pirmiausia atsistatyti centrinė nervų sistema, kuri sunkiausiai ir ilgiausiai atsistatinėja, nes lengviausiai ir greičiausiai atsistato būtent raumenys. O centriniai nervų sistemai, tam, kad jie atsistatytų, reikia daugiau miego. Be miego jinai pilnavertiškai atsistatyti negali, net jeigu jums atrodo, kad jūs ilsitės, darote kažką, kas jums teikia malonumą, skaitote, vaikštinėjate po parką, žiūrite filmą ar taip toliau. Centrinė nervų sistema, jinai kažkiek ilsisi, bet tai nėra pilnavertis poilsis, toks, koks galėtų būti, jeigu tai lygintume su miegu. Vienas iš stipriausių visų laikų sunkiaatlečių, Dmitrij Klokov, rusas, kuris yra 2005 metų pasaulio čempionas, 2008 metų olimpinėse žaidynėse Pekine buvo antras kategorijoje iki 105 kg, viename interviu yra pasakęs, kad tu gali valgyti geriausią maistą, vartoti geriausius papildus, bet jeigu nemiegi, pakankamai nemiegi, neišsimiegi, visą tai neveiks. Tai sakydamas, jisai nepaneigia nei maisto, nei papildų vaidmens, jisai būtent pabrėžia miego reikšmę.
Kitas autoritetas, kuriuo aš taip pat remiuosi, yra Stan Efferding, kuris pats yra jėgos trikovės rekordininkas, profesionalus kultūristas, yra jisai dviejose sporto šakose skirtingose, turi labai gerus rezultatus, bei dietologas Hafþór Björnsson, tai yra sportininkas, kuris praėjusį savaitgalį laimėjo Europos stipriausio žmogaus titulą ir taip pat yra laimėjęs World's Strongest Man ir Arnold Classic, tai yra šiuo momentu stipriausias pasaulio žmogus. Visų laikų stipriausias yra Žydrūnas Savickas, lietuvis kilęs iš Biržų, šiuo momentu stipriausias Hafþór Björnsson, o vienas artimiausių jo varžovų yra amerikietis Brianas Shaw. Tai mano minėtas Stan Efferding yra šių abiejų sportininkų dietologas. Jisai yra pasakęs, kalbėdamas būtent apie miegą, kad išversiu iš anglų kalbos, atleiskite už ekspresyvumą, bet tai nėra mano žodžiai, tai yra tikslus vertimas. Jeigu tu religingai naudoji kretiną ir miegi tik tai 5 valandas per naktį, tu esi idiotas. Tai jis yra taip pasakęs. Vėlgi jisai, tai sakydamas greičiausiai, nenorėjo nuvertinti maisto papildų vaidmens, ir maisto papildai reikalingi, ypatingai intensyviai sportuojant ir dar labiau profesionaliems sportininkams, bet vėlgi tuo sakydamas jisai norėjo pabrėžti būtent miego reikšmę. Dabar kiek reikia miegoti žmogui, kuris nėra fiziškai aktyvus, užtenka 6,8 valandų. Ta miego trukmė, kokia reikalinga, atskiriems žmonėms yra individualus dalykas, bet paprastai literatūroje sakoma, kad jeigu žmogus miega 6 valandas arba mažiau ir tą daro ne šiaip, kad kartais pasitaiko, bet reguliariai, jo gebėjimas susikoncentruoti, susikaupti, greitai reaguoti, jisai vis tiek sumažėja. Tada ir bendras darbingumas sumažėja ir taip pat pavojus, ypatingai tokiais atvejais, kai reikia vairuoti ir greitai sureaguoti į situaciją, kai jos sparčiai keičiasi, taip pat sumažėja. Žmogui, kuris yra fiziškai aktyvus, tarkime, galima sakyti, mėgėjiškai besitreniruojantis, tai yra dauguma mūsų, optimalus miego valandų skaičius yra 7,9 valandos per parą. Aukšto lygio sportininkui 9,10 valandų per parą. Plius besitreniruojantiems ir ypatingai aukšto lygio sportininkams taip pat rekomenduojama pamiegoti dieną. Kodėl dabar aš kalbėjau apie tai, kad miegas toks svarbus ir kodėl jisai svarbus? Kai aš kalbėjau apie koncentraciją, vienas iš dalykų yra tas, kad sumažėjus koncentracijai, ypatingai kai treniruojame su svoriais ir keliame didesnius svorius, atliekame kompleksinius bazinius pratimus, tokius kaip pritūpimai, mirties trauka, turint mažesnę koncentraciją, mes viena vertus negalime duoti tokio labai stipraus impulso raumenims tam, kad jie galėtų kelti didelį svorį. Kita vertus, turint nuovargį, jaučiant nuovargį, kai miego yra trūkumas, tada ir esant tai mažesnei koncentracijai, traumų tikimybė smarkiai padidėja. Skaičiau tyrimą būtent apie krepšininkus, šiuo atveju nebuvo tyrimo padaryto, arba aš bent jau neradau apie žmonės besitreniruojančius su svoriais, bet krepšininkų atveju traumų tikimybė padidėja 1,9 karto. Tam buvo toksai straipsnis, kurį, man atrodo, tas žmogus, kuris pasakė šitą dalyką, yra vadinamas The Sleep Doctor, aš neatsimenu jo vardo ir pavardės, bet yra tiesiog specialistas toksai, kuris būtent studijuoja ir padeda sportininkams sureguliuoti miegą, profesionaliems sportininkams miegą ir būtent kalba apie miego reikšmę profesionaliame sporte. Tai man atrodo, kad iš jo lūpų buvo šita frazė. Tada, kai mes mažiau miegame, mūsų raumenys taip pat netaip efektyviai kaupia glikogeną. Glikogenas yra energijos atsargos raumenyse ir esant miego trūkumui, šiaip tam, kad mes atstatytume glikogeną, mums neužtenka po treniruotės pavalgyti ten ryžių arba ryte pavalgyti avižų, taip pat reikia pakankamai pamiegoti tam, kad tas glikogenas taip pilnavertiškai atsistatytų ir esant miego trūkumui, tas dalykas sunkiai vyksta. Toliau tada, kalbant apie hormonus, iš esmės pačia didžiajame dalimi, jūs žinote, kad tiek svorio kritimas, tiek svorio priaugimas, arba esate bent jau girdėję, ir lygiai taip pat raumenų masės augimas priklauso nuo hormoninės veiklos. Jeigu hormoninė veikla nėra gera, tada sėkmės, bet vargiai ar kažkas pavyks. Raumenų augimas pačia didžiaja dalimi priklauso nuo vyriško hormono testosterono. Po to eina tik tai augimo hormonas, po to eina visi kiti dalykai. Bet tiek vienas, tiek kitas
tiek testosteronas, tiek augimo hormonas išsiskiria miegant. Jeigu miego trukmė nepakankama arba kokybė nepakankama, tada tas tų hormonų išsiskirimas taip pat būna ženkliai mažesnis. Ta truputėlį netaip stipriai jaučia sportininkai, kurie angliškai vadinami enhanced athletes. Jie netaip jautriai tą dalyką reaguoja, visi kiti, bet ir jiems vis dėlto miegoti reikia. Tai nereiškia, kad jeigu tu esi enhanced, tai reiškia, kad tau nebūtina miegoti, jie tiesiog gal netokie jautrus tam. Bet visais kitais atvejais, ir jų atveju visais kitais ypatingai miegas yra labai svarbus hormoniniam balansui. Dar vienas dalykas, miego trūkumas ne tik, kad neleidžia išskirti pakankamai testosterono ir augimo hormonų, kurie lemia raumenų masės augimą, taip pat ir efektyvesnį riebalų deginimą, bet ir skatina aukštesnį, didesnį streso hormono kortizolio išsiskyrimą. Vienas tyrimas, kurį skaičiau, teigia, kad žmonės, kurie meta svorį, kurie, sakykime, laikosi dietos, kur yra kalorijų deficitas, mažesnio kaloringumo dietos ir galbūt turi kažkokį fizinį aktyvumą, tie, kurie miega, buvo dvi grupės. Viena grupė mieganti 5 valandas reguliariai, kita 8 valandas. Tiek viena, tiek kita grupė galėjo numesti tą patį kilogramų skaičių, prisilaikydami dietos, fizinį aktyvumą turbūt padidinę, bet ta grupė, kuri miegojo 5 valandas vidutiniškai, per naktį jinai numetė daugiau raumenų, tai yra numetė dalį riebalų ir kažkokią dalį raumenų. Tai yra, kuo mažiau miegate, tuo taip pat yra didesnė tikimybė, kad svoriui krentant, jeigu tikslas yra svorio metimas, kad raumenų masė kris. Jeigu tikslas yra raumenų masės auginimas, tai vėlgi veikia tas pats principas, kad jinai arba sunkiau augs, arba netgi gali degti, nes kortizolis yra tas hormonas, kuris lemia raumenų masės ardymą ir miego trūkumas lemia gausesnį kortizolio išsiskyrimą. Tai nėra viskas, ką norėjau pasakyti apie miegą, tiesiog yra dar daugiau kitų dalykų, juos padarysiu atskirame video, nenorėjau, kad šitas video pernelyg smarkiai išsitęstų, bet tikiu, kad šitą informaciją jau bus naudinga.